Tai pakvietė pažįstamas čia atvažiuoti ir mokinuosi atvažiavęs čia. Ar drožinėjimu domėjasi dar prieš tai, ar viskas prasidėjo atėjus čia? Drožinėjimu prasidėjo mokykloje viskas. Mokytas pasiūlė technologijų dirbti prie medžio. Po to atvažiavau čia ir labiau įsitraukiau į medžio darbą. Ką tau labiausiai patinka drožinėti? Rūpintojėlius, medžio skulptūras lauke, kad būna, pelėdos, tarkim, meškos ir viskas. Daugiau iš tokių pat. Kas šioje veikloje sunkiausia? Sunkiausia tai galbūt pasiruošti patį rastą. Visą pradėti, kad daryti ir pabaigti lengviau gal, sakyčiau. O kas smagiausia? Smagiausia tai priduot darbą, kad jau. Ar buvo momentas, kai pats nustebai, ką sugebi padaryti su medžiu? Buvo, nustebau, pamatęs, pastatęs jau visą darbą, kad sakau labai gražus jau ir nustebau net pats. Koks tai darbas buvo? Kryžius. Kaip reaguoja draugai ar šeima į tavo kūrybą? Šeima labai palaiko, džiaugiasi mano hobiu šitų galbūt užsiėmimu, o draugai irgi palaiko. Kokį kūrinį svajoji padaryti? Svajoju, tai galbūt staugasalpį didesnį, kad jau. Ar planuoji šią veiklą tęsti ateityje, gal net susijęti su profesija? Iš dalies planuoju šitą tikrai susijęti ir taip, atsakymas būtų.